Česlovas iš, kaip pasakyti, mūsų kaimynas, iš Butkiškės. Aišku, čia mes jį visi pažįstam, tik mūsų sveteliai gal ne. Ar Monika myli? Nuo kiek metukų jums buvo, kai pradėjote? Panašiai nuo 10. Tai jums dar panos nerūpėjo, Tai jūs pagalvojot imsiu harmoniką ir iš karto apsisprendėt, viskas tvarkoj. Noriu pasidžiaugti, kad Česlovą lydi visą gyvenimą muzika. Jis yra ir nuostabios Butkiškės kapelos vienas iš dalyvių. Nugalėtojas, sako? Ai, numylėtinis. Aš žinokit, manau, aš paprašysiu, kad jūs pasiliktumėte. Aš žiūriu, tiesiog jūs geriau žinot, negu aš, kas šalia vyksta, bet kad numylėtinis, kažkaip nesusimaščiau. Nu, žinokit, jūs man labai fainas. Bet atsiprašau, bet vis tiek širdis prie Česlovo linas. Savas ir savas. Nu taip, abudu tokie. Taip. Bet niekas nenuginčys. O žinot, kodėl mes abu tokie? Nedrįst atsakyti, ne? Norit sakyti, įda daug. Taip norit sakyti. Ogi ne. Visa tai yra, kai žmogus, žmogaus yra daug. Tai jis turi daug meilės gyvenimui, daug meilės žmonėm ir nori suteikti kuo geresnių akimirkų visiems kitiems žmogeliukam, va čia sėdintiem, ar ne Česlovai? Čia tie apvalumai, viskas iš meilės. Česlovai, grokit. Savo kūrinius pagrot tik tai savos kūrybos. Sakau, nemėgdžiusiu kitų, blogai išeis.